Sveiki bičiuliai. Šiandien pakalbėsime apie gedimus, kurių su jokia diagnostika nepamatysite. Bet prieš tai noriu truputį jūsų dėmesio, nes rytoj penktadienis ir galime patikrinti jums vieną automobilį. Turime dar vieną laisvą vietą Žemaitijoje. Tai reiškia Klaipėda, Telšiai, Plungė, Šiauliai, Tauragė. Kažkur tenais, jeigu turite išsirinkę automobilį, kurį norėtumėt pirkti, atsiųskite skelbimo nuorodą į Važiuojam Auto Facebook arba Instagramą per Messengerį ir viską susitarsime dėl patikros. Taip pat galime surasti jums automobilį už jūsų turimą biudžetą ir pagal jūsų poreikius. Nu, dabar eikime prie temos. Tai gedimai tokie, kurių neužfiksuosi su jokia diagnostika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne visada prijungus diagnostiką tikrinant automobilį, jeigu ten viskas yra tvarkoj, nėra jokių klaidų, tai automobilis yra tinkamas pirkti. Deja, automobilio diagnostika yra tik vienas iš punktų tikrinant automobilį prieš pirkimą. Kaip pavyzdys, jeigu yra kažkoks gedimas mechaninis, sakykime, variklio ar jo komponentų, kaip pavyzdys turbina praleidžia alyvą arba kažkoks tai yra pašalinis garsas iš pačio variklio, tai jums jokia diagnostika nepamatys. Tai gali suprasti tik tais turėdamas žinių, patirties ir taip nustatyti, ar tai iš garso, ar tai padaręs kažkokius tam tikrus bandymus, kas yra konkrečiai blogai. Kitas, sakykime, toksai dalykas, tai būtų važiuoklės ir transmisijos gedimai. Tai kaip pavyzdys, ūžiantis guolis, bildantis šarnyras, vibracija iš pusašio ir taip toliau ir panašiai. Tie patys stabdžių sistemos gedimai, stabdžių sistemos nusidėvėjimas, įvairių žarnelių ar vamzdelių, stabdžių diskų, kaladėlių ir taip toliau. Tai taip pat su jokia diagnostika nepamatysim. Todėl visus tokius dalykus nuvažiavę tikrinti automobilį, kaip sakant, matome būtent vietoje. Ir tikriname būtent vietoje, kaip sakant, be jokios diagnostikos pagalbos, o tiesiog su savo žinių pagalba. Taip pat dar vienas dalykas, kurio nepatikrinsi su jokia diagnostika, tai yra kėbulas ir, kaip pavyzdys, jeigu kėbulas buvo po avarijos, tai atliktų darbų kokybė. Kaip buvo viskas sutvarkyta, ar buvo nudažyta tvarkingai, ar pažeistos konstrukcijos buvo atstatytos tvarkingai ir panašiai. Taip kad ne viskas baigėsi diagnostika. Automobilio patikra realiai susideda iš 5-6 punktų, atskirų tam tikrų komponentų automobilio, kuriuos patikrinę savo klientams surašome į labai išsamų ir ilgą aprašymą, atsiunčiam būna net 300 ir daugiau nuotraukų defektų, jeigu tokių randame. Taip pat įvairių trumpų video su tam tikrais pašaliniais garsais ir taip toliau. Automobilio patikrą užsisakyti prieš perkant, atsiminkit, visą laiką yra verta. Geriau porą šimtų išleisti už automobilio patikrą, negu vėliau porą ar 3 tūkstančių už jo remontą. Ačiū už dėmesį, gražios jums likusios dienos ir iki susitikimo.